Sveiki, bičiuliai. Komentaras. Bet tai, kad praktiškai neįmanoma dabar rasti naudoto automobilio su nesukta rida. Bičiuliai, čia galima šitą temą išsiplėsti iš tikrųjų nemažai. Tai pradėkime visų pirma nuo to, kad dažnai ir tikrai ne kartą gaunu užsakymą patikrinti automobilį, kurio rinkos kaina yra žemiausia praktiškai. Ką aš darau, kai gaunu tokį užsakymą? Kai gaunu tokį užsakymą, tai visų pirma, aš jo net neapsiemu, nes matau, kad yra žema kaina, faktas, kad tenais bus daug defektų, arba ne tai, kad daug defektų, bet jie bus esminiai, brangus pašalinti, arba, nežinau, daužtas ne kartą, skendęs, ar ten kaip pavyzdys su ta pačia atsukta rida. Aš netgi žmogui gavęs tokį užsakymą, aš sakau, žiūrėkit, čia jau matau iškart, kad bus lavonas. Į savo tokį komentarą, žinot, kokį dažniausiai gaunu atsakymą, tai jo, gal ir bus ten lavonas, bet vis tiek man įdomu, kad nuvažiuotum, pažiūrėtum ten, kokie tie defektai bus ir taip toliau ir panašiai. Kiek esu važiavęs, kiek esu žiūrėjęs, nei vienas klientas nėra pirkęs to automobilio. Nei vienas. Todėl, kaip ir sakiau šio video pradžioje, tokių užsakymų aš tiesiog net nebeapsiemu. Sakysi dabar komentaruose, oi, tai koks tau skirtumas, čia ką tau tikrint, čia tau pinigų žmonės mok, važiuok ir daryk savo darbą. Tikrai žinau, kad tokių atsiras. Tai visų pirma, bičiuliai, aš gaištu savo laiką. Antra, paimu pinigus iš žmogaus, praktiškai garantuotai žinodamas, jog to automobilio nepirks po patikros. Taip daryti iš tikrųjų būtų savanaudiška. Teisingai. Bet kaip ir tuom verslas pagrįstas. Bet deja, ne vienam video esu sakęs, bičiuliai. Ne pinigai man gyvenime svarbiausia, nes darau savo mėgstamą veiklą. Dabar vėl, prieinant prie komentaro, sako neįmanoma rasti. Viskas įmanoma, bičiuliai. Tiesiog reikia protingai pagal savo turimą biudžetą išsirinkti modelį, kurį jūs galite įpirkti. O ne kaip pavyzdys. Turėti 10 000, norėti B8 faceliftinio Passato, kurio kaina realiai 14-15 tūkstančių, jeigu normalus. Tai faktas, kad jeigu jūs turite 10 000, išsirinksite ten kažkokį tą B8 faceliftinį Passatą su nebloga komplektacija ir taip toliau, atsiųsite man tikrinti, aš galimai jo tikrinti net neapsimsiu. Nes kaip ir sakiau, ypač man patinka, kai atsiunčia tokius automobilius į rida 180 000. Arba koks 160 000. Tikra rida nebuvęs daužtas komentaruose. Nuvažiuoji tikra rida 350. Vat jums ir tikra rida. Taip, kad nebūna, bičiuliai, stebuklų. Taip, galima nupirkti pigiai ir gerą automobilį, jeigu ten užtaikai pas kažkokį privatų žmogų, kuriam žiauriai atsitiko kokia bėda, reikia labai pinigų, jis dėl to parduoda tą automobilį skubiai ir, kaip sakant, atvažiavai ir esam atvažiavę ne vieną kartą ir būna tikrai neblogas automobilis. Pasišalini kažkokius tai ten, nežymius niuansus ir su juo gali važiuoti. Nes žmogui tikrai ištiko kažkokia tai bėda ir reikia skubiai pinigų. Taip kad, žinot, pas kiekvieną yra skirtingi prioritetai. Kam bėdos labiau rūpi, o kam automobilis. Taip kad, bičiuliai, reziumė padarius šito video, tai rinkitės automobilį atsakingai, atkreipkite dėmesį į turimą biudžetą, visą laiką pasižiūrėkite rinkos kainą norimo modelio, tai reiškia, susivedat metus nuo iki, susivedat pagrindinius kriterijus, kaip pavyzdys tą patį autopliusą, ir jums išmeta nuo pigiausio iki brangiausio. Teisingai? Tai faktas, kaip ir sakiau, pigiausio nežiūrėkit, pradėkit žiūrėti nuo viduriuko ir kilkit į viršų. Jeigu matot, kad pagal jūsų biudžetą jūs negalite pasiekti to viduriuko arba netgi aukščiau to vidurio rinkos kainos, tai vadinasi, tas modelis, bičiuliai, ne jums, jeigu tikitės nusipirkti gerą daiktą. Jeigu jūs ieškote automobilio pigesnės rinkos kainos, kad nusipirkti laikui bėgant
pasišalinti po truputį defektus, tada gali ir variantas. Bet iš mano patirties, iš mano praktikos galiu pasakyti, kad visi ieško tvarkingo, su tikra rida, nebuvusio daužto ir taip toliau ir panašiai. Deja, labai dažna klientą tenka apvilti. Nes kad rasti nedaužtą automobilį, tai vėlgi, jeigu įdomu, parašykite komentaruose, padarysiu tada video, kaip rasti nedaužtą automobilį lengviau. Ačiū visiems uždėmesi, gavosi ilgas ganėtinai video, tikiuosi nepavargot klausytis, kas pažiūrėjote iki galo, tai paprašysiu pasidalinti, paspausti laiką, paspausti follow, jeigu dar to nesate padarę. Na ir aišku, palikti komentare savo nuomonę, kaip jūs perkate automobilius. Ačiū visiems ir gražaus likusio vakaro.